Sveiki gyvi, pristatau pašnekovą Audrių Žydelį, kuris yra istorikas, kuris yra verslininkas, dar mano kursiokas, čia kaip sakoma visas regalijas aš negaliu net įvardinti, gal jis jų daugiau turi. Ir mes nutarėm pasišnekėti šiandien tokiom ir istoriniam, ir aktualiom temom. Sakyk, Audriau, kas dabar vyksta su Europa ir su Amerika? Labas, Tomai. Kas vyksta su Europą, su Amerika? Tai dabar vyksta šeimos kivirčas. Šeimos kivirčas? Šeimos kivirčas iš esmės vyksta, kai griežtas tėvas bando išvaryti peraugusi sūnų dirbti, užsiimti savim, užsiimti duoną savo rankomis. Tai yra Europa yra tas sūnus, kuriai norima išvaryti, užsiimti duoną. Taip, tai Europa yra veltėdis. Europa yra veltėdis, kuris sėdėjo 10 metų ant tėvo sprando ir niekaip jos neprivertė užsiimti savo saugumą. Mes kalbame, aišku, apie saugumą pirmoje eilėje. Ir tėvui trūko kantrybė ir jis dabar bando, negali sakyti, kad paėmęs diržą, bet tiesiog meta Europą į gatvę tam, kad jinai pradėtų rūpintis savimi. Ar tai yra gera tėvo strategija išmesti, kad ir palaidūną sūnų į gatvę, supranti, ir pasakyti, kad tegul tave bomžai suspardo, supranti, šitą arba priešai šitą, bet aš tavęs daugiau neišlaikysiu. Tai gera strategija, taktika? Ar Trumpas yra toksai? Amerikiečiai išbandė jau geruoju. Bandė, tas pats Trumpas, kurį visi keikia, jau per pirmą savo kadenciją vertė europiečius ginkluoti, atsisakyti energetinių resursų iš Rusijos, bet nelabai jam kas pavyko. Aš manau, kad situacija yra ne tokia, kaip atrodo daugumai. Tai yra, priežastis yra labai paprasta, kadangi mes gyvename demokratinėse visuomenėse, tiek amerikiečiai, tiek europiečiai. O demokratinės visuomenės neatskiriama dalis yra demagogija. Ta prasme, politikai negali be demagogijos valdyti savo rinkėjų, nes kitaip niekas nerinks. Kiekvienas politikas šneka tai, ką rinkėjas nori girdėti, ir jis yra labai stipriai apribotas savo veiksmų laisvę. Ta prasme, jis negali daryti tai, ką jis nori, jis iš esmės turi vykdyti rinkėjų valią. Tai mes pamiršome, matyt, ar gal net nemąstome apie tai, kad Amerikos rinkėjų norai yra vienokie, Europos rinkėjų norai yra visiškai kitokie. Ir kurį laiką amerikiečiai pataikavo, sakykime, tam teisybės suvokimui, kuris buvo susiformavęs vakaruose, kad teisinga yra tam tikra, sakykime, elgsena. O sakykime, Rusija yra blogis, vakarai yra gėris, ir tai buvo viskas labai paprasta. Šaltojo karo metas viskas aišku. Jo, viskas buvo aišku. Tačiau jeigu mes, sakykime, Trumpas dabar tiesiog duoda mums, atveria realų pasaulį, tai, sakykime, varo sūnų į gatvę, atveria realų pasaulį, o pasaulis yra neteisingas. Teisybės pasaulyje nėra ir mes niekada negalime pasakyti, kas teisus. Mes prieš filmavimą šnekėjom apie zuikį ir lapę. Tai, sakykime, toksai paprastas uždavinys. Sėdi žiūrovai, aš kalbu apie, aišku, vakarų žiūrovus, žiūrim per televizorių, lapę vejasi kiškį. 90% žiūrovų bus už kiškį, už silpnesnį, kad kiškutis pabėgtų ir taip toliau. Ir mes suvokiam teisingumą taip. Kai lapė pagauna kiškį, jį nužudo, mes smerkiam lapę už tokį jos elgesį. Tačiau, kas mums davė teisę nuspręsti, kur teisybė, kur ne? Ta lapė nusitempia kiškį į urvą ir sušeria į savo lapiukams. Pamaitina savo vaikus. Tai dabar, kas pasakys, kur teisybė? Ar kiškis turi mirti, ar turi lapės vaikai mirti iš bado? Tai čia yra toks pavyzdys, kuris paaiškina, kad teisybės nėra. Gerai, yra toksai personažas, buvo toksai personažas kaip Morgenthau, kuris parašė veikalą Politika tarp valstybių. Ir ten yra toks paaiškinimas, kad net jeigu, apie tarptautinę teisę, ypač apie tarptautinę, kad jeigu, sakykime, net ir susitarima dėl taisyklių, net ir nutarima, kas teisėjas,
O paskui tas, kuris net ir neteisus, nevykdo teismo nutarties. Ką gali daryti tas, kuris teisus, bet silpnesnis? Pasikviesti stipresnį draugą, ar ne? Vienintelis sprendimas, taip, šito, o kitų nėra. Tai kaip tą daryti? Kas tas antstolis tarptautinis dabar? Čia yra esminis žodis draugas. Dabar žiūrėkit, aš pasakysiu tokį dalyką, kuris bus truputėlį netikėtas. Mes girdime, kad mes esame Ukrainos draugai. Europiečiai draugai, lietuviai draugai, amerikiečiai buvo draugai, dabar jau nebe draugai. Aš sakyčiau visiškai kitaip. Draugas yra tas, kuris eina ginti savo draugo, nepriklausomai nuo to, ar jis yra stiprus ar silpnas. Teisingai, ne? Jeigu jo draugą užpuolė stipruolis ar gauja chuliganų, draugas bet kuriuo atveju eina ginti, netausodamas... Draugą užpuolė meška, ar ne? Taip, jis netausoja savo sveikatos, gal net ir gyvybės ir tą draugą užsistoja. Šiuo atveju, aš galiu pasakyti taip, Ukraina turi draugus tik tuos savanorius, kurie ten važiuoja kariauti. Visi kiti yra sąjungininkai. Sąjungininkai, kurie turi savo interesus. Remia Ukrainą tik tais dėl to, kad Ukraina yra buferis, kuris apsaugo nuo Rusijos agresijos. Tai yra ir mes tai darom tik dėl to. Ir mes tai darom tik dėl to. Nes Ukraina yra kraujuojanti sauskelnė tarp mūsų šitą ir Rusijos, ar ne? Taip, ir Lietuva daro tik dėl to. Nes Lietuvos kariuomenės nėra Ukraina. Jeigu Lietuva būtų Ukrainos draugas, tai mūsų kariai tenais kariautų. Savanorių yra. Tai aš kalbu apie tos žmonės, aš kalbu dabar apie valstybės, vyriausybės, kurios bijo, ta prasme, į tą, pasakyti, įsivelti į šitą konfliktą. Taip, aš dabar kalbu, suprantai, apie Trumpą ir ne Trumpą, apie Trumpą ir didvyrišką Makroną, kuris dabar išstojo šitą, kuris čia atseit viską išspręs ir sutvarkys. Na gerai, Makronas, Šolcas, Mercas, nesvarbu šitą. Čia, tu man pasakyk, iš tikrųjų, jeigu tu būtų, nežinau, Kanzaso fermeris, arba Ilinojaus šachtininkas, arba, nežinau, ten kažkoks tai Montanoj rančo valdytojas, kodėl tau turėtų labiau rūpėti Ukrainos reikalai, negu, pavyzdžiui, Portugalui, Ispanui, Italui arba ten Vokiečiui? Tai Trumpas ir daro, kad rūpėtų. Tai dabar Trumpas tą ir daro, kad rūpėtų. Tai reiškia, kad europiečiam rūpėtų? Ne, jisai dabar daro, kad rūpėtų amerikiečiam. Čia aš tikrai labai gaila. Paradoksas kažkoks, čia. Tai va, tai labai gaila, kad europiečiai šito nesupranta, nes Trumpas parduoda kažkokias mistinės retuosius mineralus už trilijonus ar už 500 milijardų, kurie neva tai jiems labai reikalingi. Tai amerikiečių rinkėjas ir sako, liuks, mums reikia tų mineralų. Trumpas pasakė, kad mums reikia, tai reiškia, mes turime dalyvauti procese. Tai Trumpas būtent ir daro tai, ką reikia. Jisai savo rinkėjams paaiškina, kodėl jisai turėtų būti Ukrainoje, nes tai yra naudinga jam. Mes dabar nesvarstom, tai yra naudinga, nenaudinga, ten tų mineralų niekas gyvenime nekasi. Ten neaišku, ar jų tenais kas nors iškas. Jo. Bet jisai sukūrė, jisai kaip puikus demagogas, puikus populistas, jisai sukūrė prekę, kurią parduoda savo rinkėjams. Tačiau yra kita bėda. Ukrainiečiai spėriojasi, nes, sakykime, Trumpas turi savo idėją, turi savo interesus, jisai nori, sakykime, šitam procese padaryti taip, kad Amerikos rinkėjai nenusisuktų nuo Ukrainos. Jisai jiems parduoda mineralus, dėl kurių jam reikėtų ten dalyvauti. Tuo tarpu Ukrainos interesas nesutampa su Ukrainos prezidento interesais. Va čia yra bėda. O Ukrainos prezidentas dabar, paimkim taip šitą, rusai kažkaip staigiai susirūpino Ukrainos prezidento legitimumu, nes nors anksčiau Solovjovas sakė, kad tą Ukrainos konstituciją sudegins Kreščiatikoje, kai užims Kijevą prieš 3 dienas, per 3 dienas, o dabar sako šitą, kad štai va jis nelegitimus, čia reikia. Ir Amerikoje irgi yra pasisakymų, jog reikia staigiai rinkimų. O kaip organizuoti rinkimus, kai kasdien sirenos kaukia? Nu, žiūrėkit, aš manau, kad problema greičiausiai yra tame, kad Zelenskis yra trukdis. Zelenskis trukdis tiek amerikiečiam pasidarė trukdis, tiek dėl rusų aš nežinau. Ta prasme, tai, ką rusai šneka, jais pasitikėti negalima. Nes, pavyzdžiui,
Nu, Rusija yra tokia šalis, kad jie vieną šneka, kitą daro. Ta prasme, jeigu Rusija pažeidinėja savo sutartis, kurias pasirašo, tai kaip galima mes tikėti jos žodžiais, kuriuos nešneka? Tai gali būti visiškai atvirkščiai. Tai gali būti atvirkščiai. Rusija deklaruoja, kad jinai nori pakeisti Zelenskį tik tai tam, kad tas Zelenskis nebūtų pakeistas. Nes daug didesnis Rusijos interesas, kad Zelenskis liktų valdžioje. Kaip jums toks variantas? O tai kas vietoj jo? Gerai, kas kam naudinga tada? Gerai, ne Zelenskis, tarkim, ne Zelenskis, tai kas? Porošenka, Zalužnas, Arestovičius? Jokio skirtumo, kas. Yra problema ta, kad kiek Ukrainoje buvo prezidentų iki Zelenskio ir kartu su juo, nei vieno prezidento interesai nesutapo su Ukrainos interesais. Nei vieno. Zelenskio tame tarpe. Sakykime... Bet vis dėlto aš čia truputėlį drįsiu paunuoti, nes skirtingai negu, pavyzdžiui, Smetona 40 metais, Zelenskis nepabėgo, nors jam siūlė ir Prancūzija prilūpsti ir taip toliau, galėjo pabėgti. Galėjo pabėgti, atsisėsti ramiai ir didvyriškai rašyti memuarus iš užsienio. Čia yra mitas. Čia yra mitas, visiškas mitas. Smetona pabėgo todėl, kad Lietuvos kariuomenė atsisakė priešintis. Ar žinote nors vieną prezidentą per 100 metų, kuris būtų pabėgęs tada, kada jo kariuomenė priešinasi? Aš nežinau nei vieno. Iš tikrųjų tai buvo taip, mano žiniomis. Aš turiu žinių, kad iš Rusijos pusės buvo bandoma papirkti Ukrainos karinius vadus, kad jie nesipriešintų. Nu, bet jie priešinosi. Ta prasme, tai tiesiog arba pinigus paėmė, bet... Žiūrėkit, dabar mes garbinam, tai yra iš Zelenskio padarytas herojus, tai yra viešųjų ryšių akcija. Aš jums galiu pasakyti tokį dalyką. Zelenskis, pažiūrėkim, kas jis yra. Jis yra, taip, pieršikas. Tai jūs dabar kalbat kaip Putinas. Ne, Putinas sako šitą, kad Zelenskis geras aktorius ir vaidina prezidentą. Čia Putino pasakymas. O kas yra Putinas, aš nežinau. Tai dabar žiūrėkit, jeigu Putinas pasakys, kad sniegas yra baltas, tai negaliu aš irgi tą patį pasakyti. Kodėlgi ne? 8 metais, kai Rusija užpuolė Gruziją, Zelenskis dirbo Maskvoje ir parodijavo tą patį Sakašvilį. Šaipėsi iš jo ir ant scenos Rusijos televizijai valgė kaklaraištį, parodijuodamas Gruzijos prezidentą. Na gerai, bet žmogus gali keistis kažkaip. Tai gali, aišku, keistis, bet ta prasme yra kitas dalykas su to Gruzijos prezidentu, kad Gruzijos prezidentas pralaimėjęs karą, jis atsisėdo į kalėjimą. Nors jisai reformavo savo šalį, padarė labai daug gero, panaikino korupciją, jisai iš esmės, kuris padarė tai, ką žadėjo prieš rinkimus, tai Sakašvilis. Jisai tai įvykdė savo pažadus. Tačiau pralaimėjo karą prieš Rusiją ir atsisėdo į kalėjimą. Tuo tarpu Zelenskis, jisai neįvykdė nei vieno savo pažado, kurį jisai deklaravo prieš rinkimus, nei vieno. Ir lygiai taip pat jisai pralaimi karą. Iš esmės, kur mes žinome, kad pasibaigus karui, paklaus, o kas kaltas, kad taip atsitiko? Kodėl Rusai užėmė Chersoną, kaip jie iš Krymo praėjo taip lengvai, be jokio pasipriešinimo? Na, bet iš Chersono jos išmetė paskui. Žiūrėkit, aš manau, kad pagrindinė užduotis ir mūsų Lietuvos, pavyzdžiui, ir tų pačių vakarų, aš manau, ir amerikiečiai tą patį dabar daro, tai yra atgrasimas. Geriausia yra karo išvengti. Kaip tai padaryti, mes protingi žmonės žinom, visi nori taikos, troškis karam. Turim būti ginkluoti gigantų, kad niekas mūsų neužpultų. Ir jeigu jau tavo šalį užpuolė, tai jau yra pralaimėjimas. Bet kuriuo atveju. Tai yra žūsta žmonės, naikinami miestai. Ta prasme, tai yra nuostoliai. Visiškai teisingai, gerbiamas Audriau, bet yra toks dalykas, juk kai Zelenskis atėjo į valdžią, tai, kas buvo paveldėta netgi iš Sovietų Sąjungos, ten kariniai sandėliai ir panašiai, viskas jau beveik buvo išvogta. Tai taip, tai aš tą ir sakau, kad nebuvo nei vieno Ukrainos prezidento, kuris rūpintų savo valstybę. Visi Ukrainos prezidentai rūpinosi savim. Kodėl jūs galvojate, kad Zelenskis yra kitoks? Kur tą įrodantis faktai? Kas vietoj jo? Zalužnas? Žiūrėkit, aš nesu, sakykime, Ukrainos politikos ekspertas, kad parinkinėčiau vadus. Aš galiu tik pasakyti, valstybės vadovas turi rūpintis savo valstybę. Ir jo veiksmai turi tai įrodyti. Dabar paimkim paskutinį atvejį, kad čia labai neįsiplėsti.
Konfliktas Trumpo ir Zelenskio. Čia labai įdomu. Visa Europa, Lietuva. Visa Europa palaikė Zelenskį. Taip. O kodėl, klausimas? Ką jis padarė tokio nuostabaus? Dėl to, kurioje vietoje čia lapė, kurioje vietoje čia kiškis? Aš jums pasakysiu, kad šiuo atveju Europa tiesiog išsigando. Europa, kaip patys sakėte šitą, kad dešimtmečiais gyveno saugiai dėl to, ne dėl to, kad Rusija nenorėjo pulti, o dėl to, kad Rusija žinojo, kas yra ten B52, B2, MX ir taip toliau šitą. Ir kad jeigu peržengsi sieną, tai bus blogai. Nes vakarų Berlyną buvo lengva apginti, iš principo neįmanoma. Bet nepuolė. Vakarų Europa tada buvo ginkluota. Vakarų Europa. Šaltojo karo metu. Na taip, bet Bundeswehras vis tiek buvo teritorinės gynybos organizacija. Ne. 400 000 karių, 2000 tankų. Tai buvo tais laikais. O kur dabar? Ką daryti dabar Europai? Reikia karinę industriją atkurti kažkokiu būdu. Ir greitai. Tai greitai įmanoma. Pasaulį valdo du dalykai. Godumas ir baimė. Iki šiol Europą valdė godumas. Tai visi žinot, kad prekiavo su Rusija. Rusija labai gerai perka vakarietiškas prekes. Brandintas, brangius automobilius, brangius rankinukus. Ir parduoda pigiai dujas ir naftą. Europa valdė godumas. To dalyko iki galo nesugebėjo net Reiganas nutraukti dujų pirkimo, atrodo. Taip, net Reiganas nesugebėjo. Ir dabar atsirado baimė. Kitas faktorius, kuris lygiai toks pats stiprus. Ir tą baimę įvarė net ne Putinas. Putinas karą pradėjo senai, jau 3 metai karas. Vakariečiai Putino neišsigando taip, kad pultų ginkluotis, neatsisakė savo... DSM-as padės, jeigu ką. Jo, amerikiečiai padės, o mes negalim atsisakyti socialinių privilegijų, nes tada rinkėjai už mus nebalsuos. Jeigu mes sumažinsim išmokas bedarbiam ir veltėdžiams, tai rinkėjai už mus nebalsuos, nes pagrindiniai rinkėjai yra tie, kurie gauna socialinės pašalpas. Kasgi daugiau. O kas išgąsdino, kas dabar atsitiko? Išgąsdino Trumpas, kuris pasakė, kad aš jūsų nebeginsiu. Taip, bet dar vienas dalykas dėl Europos ir apskritai dėl vakarų. Ar vakarų civilizacija nežudo savęs žaliuoju kursu, visokiomis keistomis darbotvarkėmis, tokiomis, kaip ten, supranti, 72 lytys ar 82, kiek ten, aš nežinau, ir panašiai. Kad investuojama yra ne į kažkokią tai gynybą, ne į dar kažką, o į kažkokius tai socialinius konstruktorius. Matot, kaip yra. Dievas mirė, ne? Pasakė Nyčė. Nyčė sakė taip. Jo. Dievas mirė. Bet žmonės negali gyventi be stabų. Ir dėl to tai yra viena iš priežasčių, kad mus šiuo metu valdo šaumenai. Šaumenas Trumpas, šaumenas Zelenskis, nes žmonėms reikia stabų, kuriais tikėti. Tai, pavyzdžiui, ten tas žaliasis kursas vienas iš tokių, galima sakyti, naujausių religijų, kur mes tikime, kad mes rūpiname Žemę, 2,5 milijardo metų klimatas keitės ir staiga dabar, jeigu mes jo nepareguliuosim su kažkokiu tai reguliatorium, tai per 20 metų Žemė žlugs. Tai čia yra mitologija, tai yra kažkokia tai religija, kurią... Aš dar vaikystėje girdėjau, kad yra ozono skylė ir aš turėjau mirti 1988. Tai čia žmonės kūrė mitus, kūrė religijas ir to pagrindų masės įgauna tam tikrą kryptį. Tai yra valdo masės, žodžiu, tam tikros grupės politikų. Tai užduosiu paskutinį klausimą. Įsivaizduoju, kad tu esi Nausėda. Ką dabar darytum? Ką aš dabar daryčiau? Aš tiesiog rodyčiau pavyzdį Europai, ką aš dabar daryčiau. Aš tiesiog, aš truputėlį sugrįšiu prie Trumpo. Aš galiu pasakyti, kodėl Trumpas yra Amerikos prezidentas šiandien. Nes Amerika pribrendo prie permainų. Aš tokį vadinu šių laikų reformaciją. Tai yra drastiškas ideologijos pasikeitimas. Jisai bus skausmingas, gal tikėsimės 30-mečio karo nebus, bet tai, kas vyksta, tai tikrai nesigaus lengvai. Tačiau Trumpas, jisai nėra labai išsilavinęs, visiškai praktiškai neišsilavinęs, melagis, demagogas, daugybė yra avantiūristas, tačiau jis turi vieną labai svarbų dalyką.
Jisai yra kaip tas nepaskandinamas lėktuvnešis. Jisai visiškai nereaguoja į kritiką, absoliučiai. Jisai turi imunitetą tam. Nebijo. Jis nebijo. Jisai nebijo daryti tai, kas jam šauna į galvą. Jis yra kaip tas raganosis, kurį reikia nukreipti, reikiamą kryptimį ir paleisti. Ir jisai tenais padarys platų taką. Raganosi ir darblių nebijo. Platų taką. Tai dabar žiūrėkit. O kas pas mus yra mūsų politikai Europoje? Kad ir tas pats Nausėda. Jisai bijo. Jisai bijo kritikos. Jisai bijo atsisakyti minų draudimų, nes ką pasakys partneriai. Bijo gaminti sprogmenis. O kas bus, kaip į tai pasižiūrės vidaus reikalų ministerija. Ta prasme, yra problema ta, kad politikai žino, aš nemanau, kad jie yra kvaili, jie žino, ką reikia daryti, bet jie nedrįsta tai daryti. Betgi šalia Estija, kuri gali leisti savo denonsuoti Otavos konvenciją, pasitraukti iš jos. O čia Lietuva, čiagi kiek nuo Talino iki Vilniaus? Ir čia bijo. Nėra drąsos. Nėra tiesiog drąsos. Tai reikia pasižiūrėti, yra žmonės, kurie tokie, sakykime, kad toje pačiose valstijose, kur drąsiai keičia sistemą ir yra milžiniškas pasipriešimas, bet jie nebijo tai daryti. Niekas nežino, ar jiems gausis ar nesigaus, bet jie keičia kryptį. Jie keičia ideologiją, tai yra reformacija. Keičiasi ir aš manau, kad tie pokyčiai yra negrįžtami. Ta prasme, gali čia kažkas tai ten svaigt, kad čia Trumpas, nuimsim Trumpą, ateis ten Kamala 2, žinai, ar Bidenas 3. Čia taip nebebus. Aš iš karto galiu pasakyti, kad aš nesu nei trumpistas, nesu nei kažkoks... Tu tiki, kad Putinas Trumpą papirko? Ne, visiškai. Trumpas, o Orbaną? Ne, su Orbanu gali būti. Su Orbanu gali būti, kad Orbanas yra Putino agentas, čia, nes jo elgesys... Fico kvailys? Jo elgesys yra keistas, bet, pavyzdžiui, Trumpo elgesys man yra visiškai aiškus. Trumpas vykdo griežtai pro-amerikietišką liniją. Tai yra, jis daro tai, kas Amerikai yra naudinga. Taip, bet jis man kartais primena, žinai, šitą sutrikusio vestibuliarinio aparato marabų, žinai, šitą, kuris ieško, kur čia snapų, kur čia... Tai aišku, tai jis gali patvarkyti Panamą, gali patvarkyti Meksiką, bet jam griežtai atkirto Uršulė von der Leyen, supranti šitą, tai ką, Žiūrėkit, aš ne vienas gis veikia. Jisai turi bendraminčių būrį, komandą, kuri mano, kad tas yra toksai žmogus, kuris geriausiai galėtų padaryti kelius, pralaužti kelius. Pavyzdys, sakykime, pas mus būtų kas, gal toks Vytautas Landsbergis, ką jis padarė? Jisai sugriovė Sovietų sąjungą, ne? Galima taip sakyti. Jisai padarė pirmą žingsnį, jisai išdrįso suvažiavime pareikšti, kad Lietuva išeina iš Sovietų sąjungos. Tam reikėjo drąsos. Jis pasakė ne tai, kad išeina, o tai, kad Lietuva niekada neįstojo į Sovietų sąjungą. Tai buvo kitokia. Tam reikėjo drąsos ir lygiai taip pat buvo tokia situacija sovietmečiu, kai didžioji dauguma, toj pačioj Lietuvoje, chorais smerkė, kad taip negalima, kad mes esam draugiškoj šeimoje, čia baigsis karu ir taip toliau ir negalima taip daryti. Draugiška šeima, bet kažkaip neišsiverčia be tankų gatvėse, ar ne? Tai čia dar buvo anksčiau. Tai va, ir darbo kolektyvai smerkė nacionalistus, žodžiu, už... Na, tai taip. Mes žinom tas, kaip buvo smerkiama. Tai va, o dabar yra ta pati situacija. Tai, sakykime, Trumpas keičia sistemą, kaip jam pavyks, niekas nežino, bet jo darbas yra sugriauti. Jo darbas yra sugriauti. Po jo ateis kiti, kurie statys. Jie jau turės geresnės galimybės, nes sistema bus sugriauta. Supratau. Gerai, kas bus, kai sugriaus Ameriką ir kas jie atstatys ir perstatys. Kaip, žiūrėsim. Vis tik visais atvejais jis neturi daugiau 4 metų. Aš manau, kad jisai ten... Tai faktas. Dėl to jisai taip skuba. Niekaip ilgiau neišsilaikys. Gerai, gerbiamas Audriau, labai ačiū už pokalbį. Aš dar porą žodžių norėčiau pasakyti. Gerai, prašom. Tai va. Auditorija po jūsų kojomis. Aš noriu pasakyti tokį dalyką, kad apie Ukrainą. Visi mes dabar sergam už Ukrainą. Deja, susipriešinom vienas su kitu. Vieni palaiko Ameriką, kiti palaiko Zelenskį. Kažkas ragina atsisakyti amerikietiškų prekių. Aš tiesiog noriu pasakyti tokį dalyką. Tie, kurie šaukia atsisakykime amerikietiškų prekių, turėtų šaukti atsisakykime amerikiečių kareivių esančių Lietuvoje. Tai būtų sąžininga. Iš tikrųjų, Amerika yra mūsų sąjungininkas. Amerikiečiai turi savo interesus. Ukrainiečiai turi savo interesus, lietuviai turi savo interesus. Idealiausia tada, kada tie interesai sutampa. Ir nėra kito kelio,
kaip tik tais ieškoti tarpusio interesų sutapimo ir išvien kovoti prieš Rusiją. Rusija yra mūsų priešas ir toks išliks tikrai, manau, labai ilgai. Gerai, labai ačiū, Audriau, aš dar pasakysiu tokį dalyką. Taip, iš tiesų tai yra tiesa, nes į NATO mes įstojome dėl to, kad Amerikai reikėjo po rugsėjo 11 reikėjo politinių sąjungininkų. Kariniai sąjungininkai iš mūsų šiaip savo buvo tuo metu, bet reikėjo politinių sąjungininkų ir į Afganistaną kažkas turėjo važiuoti.